Pagavau save, jaučianti nemalonias emocijas ir taip pat, kad noriu pasidalinti visu tuo su jumis, kad galbūt kažkam bus tiesiog nauda iš to, ką aš atradau. Tai visų pirma, jaučiu gėdą, kad jaučiu pavydą. Ir kaip Brené Brown sako, gėda labai nemėgsta viešumo, tai kai pasidalini gėdingus dalykus, tai turėtų jinai išgaruoti. Tai va, tai kaip aš šiandien atradau, kad aš pavydžiu. Tai stebėjau vieną šeimą su mažu vaiku, kurie keliauja šiltoj vietoj, kiekvieną dieną vis kitoj vietoj ir jiems taip gera. Ir man kažkas kirbėjo. Ir aš tą kirbėjimą, tą kirvinuką pasidalinau su draugė. Sakau, jie čia keliauja, tai kaip čia vaikui, kaip jis čia, jo motorika. Ir mano draugė sako, tai nieko, tai kaip tik pavažinėja vežimuką, pamiega, ant žolytės pavropoja, viskas nuostabu, tu gal tiesiog pavydi. Ir aš tada supratau, taip, aš jaučiu pavydą. Ir emocija pavydas, ji iš tiesų duoda informaciją apie tai, kad ko mes iš tikrųjų norim, galbūt kokie yra mūsų poreikiai. Ir tada aš galvoju, tai ko aš noriu? Ar aš noriu kiekvieną dieną vis kažko naujo, kaip jie ten kiekvieną dieną kažkur kitur vis keliauja? Ar aš noriu turėti energijos, kaip jie turi kiekvieną dieną daug energijos? Kažkas yra, ko aš noriu, arba koks yra mano poreikis. Ir tada, kai aš to neturiu, bet jie man tai rodo, ko aš noriu, aš tada sakau, ta vynuogė rūgšti, man jos nereikia. Ir kaip aš darau, kad ta vynuogė rūgšti? Aš sakau, kad jie čia kažką ne taip daro, jie galvoja apie save, nori pakeliauti, o vaikui tai nenaudinga. Tarsi vyksta toks kaip numenkinimas, nuvertinimas, bambėjimas ant kitų žmonių, kad jie kažką ne taip daro, iš tiesų rodo, kad aš jos noriu sumažinti, sumenkinti, padaryti tą vynuogę rūgščią, kad man jinai taptų nebeaktuali ir man taptų ramiau viduj, kad mano tas poreikis ar noras yra neatlieptas. Tai ačiū draugiai, ačiū tai porai nuostabiai, ačiū savo, kad aš tai pastebėjau. Ir dabar aš galiu skanauti tą saldžią vynuogę, tiesiog reikia imtis veiksmo. Jeigu aš, pavyzdžiui, noriu naujų kažkokių dalykų, tai aš galiu tiesiog susiorganizuoti, kur aš noriu kur nors su Kamiliu nuvažiuoti, pamatyti, kažką naujo patirti. Susiorganizuoju, imuosi veiksmą ir tai darau. Vietoj to, kad sėdėčiau ir galvočiau mintyse, ko aš čia galiu norėti arba kokie kiti blogi. Tai toks yra mano atradimas apie pavydą. Mano toks patyrimas. Nežinau, kaip jums tai yra, bet pastebėkit. Galbūt jis jums gali pasakyti apie tikruosius jūsų poreikius ir spirt jums į užpakalį, kad imtumėt ir padarytumėt ir kad saldžias vynuogės valgytumėt, o ne vynuogės verstumėt jas rūgščiomis, bambėtumėt apie kitus žmonės. Tiesiog tada, kai imamės veiksmo, gyvenimas yra gyvas, o ne gyvenimas yra kažkur galvoje ar komentaruose, ar kalbėjime, arba skundimėsi. Tai pasidalinkit, ar jums šiandien vynuogė rūgšti ar saldi.